Taip. Sąžinė. Ką pavadinti sąžinę dar reikia apie tai susitarti, nes vėlgi žodyno klausimas. Vieni vadina sąžinę kažkokią blogą emociją, kuri ten vėžiai. Bloga emocija, vėžys, tai kas yra? Tai yra emocionalinis atabraženė, kaip čia, atspindis, emocionalinis atspindis mūsų minčių. Tai vad žmogus kažką galvoja nelabai gero ir jam negera darosi, kaip sako, širdį, iš tikrųjų pilve ten vėžiai, blogai darosi. Ir jis tai kartais vadina sąžinę, kad man nuo tokių minčių pradeda sąžinę griaužti, taip? O mintis gali, aišku, būti įvykio atspindis. Aš taip padariau ir mano mintis blogos apie savo tokie elgesį ir emocijas mane griaužia blogas. Taip, tada sąžinė galima sakyti, kad jinai vėžį. Toliau gali būti sąžinė žuvyse arba dar skorpione. Atspindys mūsų fizinės būklės, taip, atspindys mūsų kažkokių aistrų. Pavyzdžiui, aš noriu tos mergaitės, o jinai manęs nenori, pavyzdžiui, taip. Tada man bus skorpione toks jausmas, toks, ar tai bus pavydas, ar tai bus toks skausmas, kad, ir šitai irgi mes galim pavadinti, kad mane sąžinė griaužia, kad aš noriu to, kas man neprinadležit, kaip čia. Nepriklauso, taip. Mano kaimynas važinėja su tokia mašina, o aš noriu tos mašinos. Ir vaikštau, ir man tada irgi negera širdį, pilve, nes tai skorpionas. Ir irgi kartais išgirsti, kai žmogus savo sąžinę aprašinėja, kad jis turi omeny šitą. To skorpiono tie nuodai tokie, kur įneša disharmoniją į jausmus. O dar trečias vanduo tai yra žuvytė. Tada jau rezultatas mūsų razum, neverčiamas tos savokas mūsų neverčiamas, to aukščiausio proto veiklos, taip, kažkoks tas aukščiausias protas, jis padaro išvadą, kad kažkas yra ne taip, kur, bet kur, mūsų veiksmuose, mūsų jausmuose, mūsų ten kūne, mūsų santykiuose, pasaulyje, kurį mes statom, kažkas yra ne taip. Ir tai jau tada žuvis atpažino tą disharmoniją, jau tą maldą, tas pokalbis, kurį mes vedam su Dievu, žuvis tai yra viena pokalbio dalis, monologas. Mes Dievui kažką pasakojam, tai tas Dievas gali būti mamytė, tėvelis, mokytojas mokyklai, kažkas, kas žymiai didesnis už mane. Taip? Ir kada vaikas pasakoja mamytei, ką jis ten vaikų darželiai darė, tai ir bus pokalbis su Dievu, tai bus tokia malda, ataskaita. Ką aš šiandien dariau. Taip? Ir jeigu pasakant savai mamytei, tas vaikas jaučia, kad kažkas aš čia ne taip darau, bet pasakoti vis tiek reikia. Bet pasakant jam darosi nekomfortiška, tai bus ta sąžinė jau žuvies balsas. Taip, kad jau aukščiausias mūsų tas vidinis teisėjas, tas mūsų razumas, kur jis nusprendė, nuteisė, kad nelabai gal čia kažkas gerai padaryta.
Tai va, 3 tokios vandens disharmonijos, mes dažniausiai žmonės tai vadina sąžinė.